Ausies uždegimas. Buvo saulėta popietė ir Dolita nusprendė susitikti su savo draugu Beriu. Einu prie upelio rinkti akmenukų, gal nori eiti kartu? Bet Beris nenorėjo eiti į lauką. Nežinau, Dolita, mane krečia šaltis ir skauda galva ir dar labai skauda ausis. Ak, Beri, kokios raudonos tavo ausis, pasakė Dolita. Ir tu turi temperatūros. Skrendu pakviesti daktaro Pelėdos. Boružėlė nuskrido tiesiai prie daktaro Pelėdos medžio. Daktare Pelėda, paskubėkit, Beris labai prastai jaučiasi. Daktaras Pelėda greitai susikrovė vaistinėlę, užsivilko baltą chalatą ir nuskubėjo apžiūrėti sergančio sraigiuko. Sveikas, Beri, leisk man tave apžiūrėti. Turiu paklausyti tavo krūtinę. Beris nusivilko viršutinę pižamos dalį ir giliai kvėpavo, kaip jam liepė daktaras. Išsižiok, turiu pažiūrėti į tavo gerklę. Aš nenoriu, suniurnėjo Beris. Turiu žinoti, paraudusi jį, ar ne? Paaiškino daktaras Pelėda ir nukreipė žibintuvėlį į mažojo sraigiuko gerklę. O dabar apžiūrėsiu tavo ausis. Beriui to jau buvo per daug. Jis pradėjo verkti ir uždengė ausis delnais. Nebijok, Beri, tau visai neskaudės. Ir Dolita laikė Berio ranką, kad jis pasijustų geriau. Ji buvo teisi, jam nė kiek neskaudėjo. Štai, Beri, paaiškino daktaras Pelėda. Tau ausies uždegimas turbūt smarkiai peršalai. Turi kasdien išgerti 1 šaukštą šiltų vaistų. Gerk daug saldžios arbatos ir užsidėk ant ausų šiltus kviečių maišelius. Berio draugai nedelsiant atėjo į pagalbą. Baltazaras atnešė medaus, Matilda atnešė ramunėlių, Saulius atnešė erškėtuogių ir jie išvirė ligoniui arbatos. Dolita pašildė kviečius keptuvėje ir suvėrė juos į medžiaginius maišelius. Laikyk juos ant ausų, kol neatvės. Beris užsidėjo maišelius ir nenusėmė tol, kol jie neatvėso. Kitą rytą Dolita rado saują žvilgančių akmenukų ant Berio stalo. Oho, Beri, kokie dailūs akmenukai, iš kur juos gavai? Pats juos surinkau prie upelio, išdidžiai atsakė Beris. Buvai nuėjęs prie upelio? Piktai paklausė Dolita. Tai buvo labai kvaila, Beri. Tu dar nepasveikai? Dabar vėl susirgsi. Ir Dolita buvo teisi. Netrukus Beris vėl gulėjo lovoje su temperatūra. Jo draugai kasdien jį lankydavo. Jie skaitydavo knygas ir rodydavo lėlių pasirodymus. Bet vos tik Beris pradėjo sveikti, Dolita pasijuto prastai. Dabar jai buvo ausų uždegimas ir šįkart Beris jie rūpinosi. Jis virė jai arbatą ir šildė kviečių maišelius jos ausims. Atėjo metas daktarui Pelėdai aplankyti Dolitą. Vaja. Regis turime naują pacientę. Turbūt užsikrėtei nuo Berio. Jis pasakė Dolitai, ką ji turi daryti. Tada žvilgtelėjo į Berį. Atrodai sveikas, bet dėl viso pikto tave apžiūrėsiu. Viskas gerai. Tu visiškai pasveikai, mažasis raigiau. Prabėgo dar kelios dienos. Dolita darė taip, kaip jai buvo liepta ir gėrė vaistus. Ji gėrė daug arbatos ir nesikėlė iš lovos, todėl netrukus pasijuto daug geriau. Daktaras Pelėda atvyko apžiūrėti jos paskutinį kartą ir pasakė, kad ji pasveiko. Dabar galim visi kartu eiti prie upelio, rinkti akmenukus. Beris labai džiaugiasi. Valio, skrendam prie upelio! Sučiulbėjo 3 daktaro Pelėdos pelėdžiukai. Tik nepamirškit šiltai apsirengti, nes laukia šalta. Bet Dolita su Beriu nebereikėjo įspėti. Jie buvo abu su šalikais, kepurėmis ir šiltais batais. Jie žaidė lauke tol, kol sutemo ir pririnko visą kibirą žvilgančių akmenėlių. Daktarai taip pat serga. Iškrito pirmasis sniegas. Beris ir Dolė stebėjo, kaip baltos snaigės uždengia viską aplinkui. Kitą dieną kalvos šlaitas buvo padengtas storų sniego sluoksniu.
Boružė įsitraukė roges. Ant jų galėjo tilpti 3. Burbuliukas priekyje, Beris per vidurį ir Dolė gale. Visas miškas baltas, džiūgavo voras. Netrukus ežeras sušalo. Mažiems draugams buvo labai smagu čiuožinėti ant ledo. Burbuliuk, nevalgyk varveklių, sušuko Dolė vabaliukui, bet jo mintys buvo kitur. Eime lipdyti senio besmegenio, pakvietė Sraigius, bet Burbuliukas buvo prastai nusiteikęs. Man skauda gerklę, Beri. Nulipdysime besmegenį kitą kartą, gerai? Beris iškvietė daktarą Pelėdą, kad šis apžiūrėtų Burbuliuką. Išsižiok, liepė Pelėda ligoniui. Gerklė labai paraudusi. Tu sergi. Ir kelias dienas turėsi likti lovoje. Mažieji draugai lankė Burbuliuką kasdien. Dolė net išvirė ypatingos arbatos. Flaterė skaitė Burbuliukui pasakas. Ji užversdavo knygą tik tada, kai Burbuliukas užmigdavo. Ir vėl ją paimdavo, kai jis pabusdavo. Praėjo kelios dienos ir Burbuliukas pasijuto daug geriau. Jau galime lipdyti senį besmegenį, džiugiai tarė Burbuliukas Beriui. Beris ir Dolė nusprendė pasikviesti draugus pietų. Visi atvyko vidurdienį. Labai skanu, pagyrė Baltazaras. O kodėl nėra daktaro Pelėdos? Nežinau, gūžtelėjo Dolė. Turbūt jis pamiršo. Žinau, kodėl daktaras Pelėda neatėjo. Jis prastai jaučiasi, peršalo. Taip man sakė jo pelėdžiukai. Tai neįmanoma, paprieštaravo Burbuliukas. Daktarai neserga. Kodėl daktarai negali sirgti? Siuvėjai kartais patys neturi ką rengtis, o batsiuviai būna be batų, paaiškino Flaterė Burbuliukui. Aplankykime jį. Galim net paruošti jam dovaną, nes jau beveik kalėdos, pasiūlė Beris. 4 berniukai susėdo kartu ir pagamino daktarui Pelėdai žvakidę. Jie suklijavo atskiras dalis, nupiešė ant jų žiemos vaizdus, o ant viršaus uždėjo žvakes. Atrodo gražiai, Stanlis atrodė patenkintas. Mergaitės iš popieriaus pagamino spalvingą vainiką. Daktaras Pelėda galės pasikabinti ant durų, šypsojosi Šoklė. Kitą dieną jie nuėjo aplankyti Pelėdos. Senasis daktaras buvo silpnas ir gulėjo lovoje, bet apsidžiaugė pamatę svečius. Ak, kaip gražu, pasakė jis šypsodamasis ir išvyniojo dovanas. Išaušus kalėdų rytui, daktaras Pelėda jautėsi daug geriau. Mama Pelėdienė padėjo ant stalo sausainių ir limonado, o pelėdžiukai įsitraukė mėgstamiausias kortas. Visi jie ilgai kalbėjosi ir žaidė. Susiruošę eiti namo, jie pamatė, kad daktaras Pelėda buvo pakabinęs vainiką ant paradinių durų, o žvakės jaukiai spindėjo pro langą. Nuotykiai jūroje. Vieną vasaros dieną Sraigius Beris ir boružėlė Dolita rado spalvotą nuotykių knygą. Joje buvo daugybė paveikslėlių su jūros gyventojais, žuvimis ir krabais. Ten buvo dar vienas keistas padaras, kurio Beris niekada nebuvo matęs. Čia yra aštuonkojis, bet ir aš nesu mačiusi tikro aštuonkojo. Gal keliaukim prie jūros? Susijaudinęs paklausė Beris. Bet mes nežinom, kur yra ta jūra, Beri. Paklauskim daktaro Pelėdos, jis viską žino. Ar žinot, kaip nukeliauti prie jūros, daktarė Pelėda?
Reikia pasistatyti laivelį ir plaukti upeliu pasroviui. Upeliu nukeliausite į upę, o upė teka tiesiai į jūrą. Beris ir Dolita padėkojo daktarui Pelėdai už patarimą ir tuoj pat ėmėsi darbo. 3 pelėdžiukai taip pat pasisiūlė į pagalbą. 2 draugai sulipo vidun ir upelis plukdė juos tiesiai į jūrą. Valio! Mes pamatysim jūrą! Vėjas nešė jų laivelį upeliu, o paskui ir upe. Neilgai trukus prieš jų akis atsivėrė žydra bekraštė jūra. Mes atplaukėm! Sušuko Beris. Jis užtempė laivelį ant kranto ir pririšo jį prie palmės. Nagi, Dolita, panerkim iki jūros dugno. Po vandeniu abu draugai išvydo daugybę nepaprastų jūros gyvūnų. Jie užtiko didelį krabą ir plaukė paskui jį iki vandens paviršiaus. Atleiskite, nepasakytumėt, kur galim rasti tikrą aštunkojį, paklausė Dolita. Laikykitės už mano žnyplių ir aš parodysiu jums salą, kur aštunkojis mėgsta deginti saulei. Krabas palydėjo juos iki salos ir nuplaukė tolyn. Aštunkojis buvo daug didesnis, nei jie įsivaizdavo, todėl labai išsigando. Beris ir Dolita pasislėpė už didelio akmens. Tada aštunkojui šovė puiki mintis. Jis pririnko akmenukų ir pradėjo jais žongliruoti su savo 8 čiulptuvais. Boružėlį ir sraigius išlindo iš už akmens. Prieikit arčiau, pasakė aštunkojis. Parodysiu jums gražiausius akmenukus savo saloje. Beris ir Dolita greitai susidraugavo su aštunkoju ir kartu jiems buvo labai linksma. Mums metas keliauti namo, tarė Dolita. Lik sveikas, buvo labai malonu susipažinti. Ate, atsakė aštunkojis ir padovanojo jiems abiems po žvilgantį akmenėlį. Beris su Dolita įsėdo į laivą ir bandė irtis į priekį, bet jiems buvo per sunku. Ak, Beri, mes nesugebėsim, teks išlipti iš laivo. Dolita buvo labai išsigandusi. Matai, Beri, sakiau, kad nereikia plaukti taip toli nuo namų. Manau, tu teisi, Dolita. Bet tada akmuo pajudėjo. Ko toks nusiminęs, mažasis raigiau? Paklausė akmuo. Tai prajuokino Berį. Juk tai buvo ne akmuo, o vėžlys. Mano draugės vaivorykštinės žuvys ruošiasi ilgai kelioniai. Jos plauks upeliu iki pat jo ištakų. Esu tikras, jos mielai jūs parplukdys. Beris ir Dolita atsisveikino su vėžliu ir atsisėdo ant žuvies kapitonės nugaros. O paskui visi leidosi į kelionę namo. Kai buvo jau tamsu, žuvis pasiekė krantą, prie kurio stovėjo boružėlės namelis. Beris ir Dolita padėkojo žuvims už pagalbą ir šios nuplaukė tolyn. Matai, Dolita, viskas gerai, kas gerai baigėsi. Išmintingai tarė mažasis sraigius. Kalėdos. Buvo šalta žiemos diena ir sraigius Beris su boružėle Dolita patraukė į mišką ieškoti papuošimų kalėdoms. Žiūrėk, Beri, šią eglutę nulaužė audra. Parsineškime ją namo, papuošime ją kalėdoms. Valio! Turėsime tikrą kalėdų eglutę, sušuko Beris. Jis pakėlė eglutę ir pamatė šimtakojį pasislėpusi po jo šakomis. Padėk man, Beri, užkelkime jį ant rogių. Jis sužeistas ir sušalęs. Galime jį nugabenti į mano namus. Jie pakėlė šimtakojį ir paguldė jį ant rogių. Ar jis pasveiks? Sunerimo Beris. Žinoma, pasveiks. Dolita patikino draugą. Grįžę namo, jie paguldė vargšą šimtakojį į lovą. Dolita išvirė karštos arbatos, o Beris jiems skaitė šimtakojų pasakas iš pasakų knygos.
Kitą rytą Šimtakojis pramerkė akis ir nusišypsojo. Kasdien jo sveikata vis gerėjo ir netrukus jis vėl buvo sveikas. Dolita jį kvietė pasilikti. Tu toks mielas, neišeik Šimtakoji, praleisk kalėdas su mumis. Ačiū, man bus labai malonu. Bet ką mes jam padovanosim? Susimastė Dolita. Kas pradžiugintų Šimtakojį? Dolita papasakojo Beriui savo sumanymą. Mažasis Raigis džiugiai palinksėjo. Beris ir Dolita nuėjo aplankyti skruzdėlių. Karalienė juos maloniai sutiko. Dolita joms papasakojo, kokią dovaną yra sugalvojusi. Galim padaryti viską, ko tik nori, pasakė karalienė. Atėjo kalėdos. Beris su Dolita pagamino stovą eglutei. Kai sutemo, Beris įteikė Dolitai savo dovaną. Linksmų kalėdų, Dolita. Ačiū, Beri, pasakė boružėlė. Ji buvo sužavėta. Kaip gražu! Dolita buvo laiminga ir užviniojo dailų kaspiną ant eglutės. Linksmų kalėdų tau, pasakė Dolita ir įteikė Beriui dovaną. Šaltas ugnelė, super! Užkabinkim jas ant eglutės. Jie uždegė ugneles ir spraksinčios kibirkštis šoko aplink kalėdų eglę. Žėrinti šviesa priviliojo daugybę mažyčių jonvabaliukų ir kiekvienas atnešė po kalėdinę dekoraciją. Net Šimtakojus padėjo puošti eglutę. Netrukus pasirodė skruzdėlės su dovana. Jos padavė ją Beriui ir Dolitai. Čia mūsų dovana tau, Šimtakoji, pasakė jam Beris. Linksmų kalėdų. Batai, sušuko jis džiaugsmingai. Jie padės tavo kojoms nesušalti, kai eisi per sniegą, paaiškino Dolita. Draugų šventė užsitęsė iki vidurnakčio. Ten buvo Kolorado vabalas Edvinas, elniaragis Saulius, svirplys Alfonsas ir karkvabalė Rosita. Jonvabaliai su skruzdėlėmis statė senį besmegenį. Visi jie dainavo ir šoko aplink kalėdų eglę. Drugelė Matilda taip pat atėjo į jų šventę. Laumžirgė Zefira šoko su žiogė Strikse. Beris ir Dolita šoko su bitinu Baltazaru. Kai vakarėlis baigėsi, Šimtakojis nuvalė savo batus ir padėjo juos ant lentynos. Kokia nuostabi diena! Gaila, kad kalėdos būna tik vieną kartą metuose. Vaikų darželis. Vieną rudens rytą Dolita pabeldė į Berio duris. Beri, greičiau ateik, nes pavėluosim. Beris apsirengė ir du draugai susikibę už rankų patraukė į vaikų darželį. Žaidimo aikštelėje buvo daug vaikų. Jie džiaugėsi matydami vienas kitą. Ten buvo bitinas Baltazaras, drugelė Matilda, elniaragis Saulius, Kolorado vabalas Edvinas, laumžirgė Zefira, svirplys Kriketas, žiogė Šoklė ir vabaliukas Burbuliukas. Ponia Kamanė kantriai nuvedė visus į klases. Žemi, vidutinio ūgio ir aukšti vaikai nuėjo į skirtingas klases. Burbuliukas buvo žemųjų grupėje. Jis pamojavo Beriui ir Dolitai iš tarpdurio. Diena prasidėjo nuo fizinių pratimų. Po pusryčių vaikai kūrė dailius paveikslus iš lapų, surinktų miške. Kai visi baigė, ponia Kamanė subūrė vaikus į ratą. Ji juos išmokė daugybės dainų ir žaidimų. Visi vaikai šoko rateliu. Paskui atėjo žaidimų metas.
Ponia Kamanė atsisėdo įsupamą į krėslą ir stebėjo vaikus. Beris su draugais iškart nubėgo prie mašinėlių dėžės ir pradėjo su jomis žaisti. Jie pastatė rampas ir tunelius. Galiu žaisti su jomis? Paklausė Dolita. Ji turėjo sulaužytą raudoną mašinėlę. O ne, Dolita, negali žaisti mašinėlėmis su ta seniena, atsakė į Beris. Be to, mašinėlės skirtos berniukams, o ne mergaitėms. Jo žodžiai pravirkdė Dolita. Berniukai nenori su manimi žaisti, pasakė ji Matildai. Matilda, Šoklė ir Zefyra netrukus ją pralinksmino. Ateik pas mus, mes žaidžiame su lėlėmis. Mergaitės aprengė savo lėles dailiomis suknelėmis, pamaitino jas ir pasupo, kad jos užmigtų. Dolitai labai patiko šitas žaidimas. Paskui Beris pradėjo ginčytis su Gramboliu Matu. Tu vis trankai mano mašinėlę, taip neteisinga. Tu sukčiauji. Visai ne, tai tu sukčiauji, atšovė Matas. Man jau gana, daugiau su jumis nebežaisiu, piktai pasakė Beris ir paliko berniukus. Ar galiu žaisti su jumis? Paklausė Beris savo draugės Dolitos. Negali su mumis žaisti, tai mergaitiškas žaidimas, susiraukė Dolita. Bet aš atsinešiau Lylę. Ji garbanotais plaukais, noriu žaisti su jumis. Tiek to. Gali žaisti su mumis, bet turėsi leisti man žaisti su mašinėlėmis. Vaikai, metas plautis rankas, sušuko ponia Kamanė. Paskui sėskite prie stalų. Virėja ponia Auslinda pateikė jiems pietus. Kai visi baigė valgyti, Beris su Dolita surinko visas lėkštes ir stiklines. Tada vaikai prigulė trumpo pogulio, kol ponia Kamanė jiems skaitė pasaką. Visi klausėsi tylėdami, o kai kurie greitai užmigo. Pabudę jie suvalgė po sumuštinį ir nuėjo į žaidimo aikštelę. Ji buvo didžiulė ir pilna įvairiausių šliuožyklų, karstyklių ir supynių, o viduryje buvo didelis medinis traukinukas. Beris ir Matas greit susitaikė ir kartu suposi ant supynių. Dolita padėjo Burbuliukui užlipti ant šliuožyklos ir sugavo jį apačioje. Burbuliukui tai labai patiko. Likusi dienos dalis pralėkė nepastebimai ir netrukus vaikai jau mojavo vienas kitam atsisveikindami. Jie nekantravo sulaukti rytojaus. Imbieriniai sausainiai. Atėjo gruodis ir mišką uždengė stora sniego antklodė. Beris ir Dolita plepėjo taškuotame boružėlės name. Išsikepkime imbierinių sausainių, pasiūlė Dolita plačiai šypsodamasi. Beris ir Dolita ėmėsi darbo virtuvėje. Jiedu triūsė prieskonių ir miltų debesyse, minkė ir kočiojo sausainių tešlą ant stalo. Dolita išėmė iš spintelės imbierinių sausainių formeles. Jie išpjaustė įvairiausias formas ir pašovė sausainius į orkaitę. Kai sausainiai pasidarė traškus, Dolita ištraukė juos iš orkaitės ir sudėjo į gražų dubenį. Paskui tą dubenį atsargiai padėjo ant sniego. Žiemos sniege karšti sausainiai greitai atšals, pasakė ji Beriui. Kaip tik tada virš namo skrido šarka. Ji užuodė gardžius imbierinius sausainius, nėrė žemyn ir nusinešė tiek sausainių, kiek tilpo jos dideliame snape. Kai Dolita vėliau išėjo į lauką, sausainių dubuo buvo dingęs. O varge, kažkas pavogė mano gardžiuosius sausainius, suriko ji. Bet kas galėjo pavogti dubenį? Paklausė Beris. Beris ir Dolita nusprendė paklausinėti miške. Pirmoji, kurią jie sutiko, buvo Airisė ledo vabalį. Ak, Airisė, kažkas pavogė mano geltoną dubenį, pilną imbierinių sausainių. Gal matei, kas tai buvo? Paklausė Dolita. Taip,
Mačiau, tai Šarkos darbas, ji nuskrido į tą pusę. Jie ėjo toliau, kol sutiko Kirmėliuką. Sveikas, Kirmėliuk, Šarka nusinešė mano geltoną dubenį su imbieriniais sausainiais. Gal matei, kur ji nuskrido? Kirmėliukas jiems parodė. Neilgai trukus Beris ir Dolita pamatė Burbuliuką ir Edviną, statančių sniego senį. Gal matėte Šarką? Ji nusinešė mano dubenį ir visus mūsų imbierinius sausainius, pasiskundė Dolita. Taip, mes ją matėm. Ji nuskrido link upelio, atsakė Kolorado vabalas. Žiūrėk, Dolita, šviežių sausainių trupiniai. Šarka turbūt nuskrido į tą pusę, staiga sušuko Beris. Jei seksime pėdsakais, jie nuves mus prie Šarkos lizdo, pasiūlė Dolita. Draugai nusekė trupinių pėdsakais ir jie nuvedė juos iki pat Šarkos lizdo, bei gardaus imbierinių sausainių kvapo. Beris su Dolita užlipo į medį ir pabeldė į Šarkos duris. Ar tu nusinešei mano geltoną dubenį su imbieriniais sausainiais? Paklausė Dolita, vos tik Šarka atidarė duris. Taip, aš. Buvau labai alkana. Pamačiau dubenį ir pasiėmiau jį. Bet galėjau jį jum gražinti. Nedera imti daiktų, kurie priklauso ne tau, pasakė Dolita ir paniurusi nužygiavo namo. Beris labai stengėsi neatsilikti nuo boružėlės. Nebūk tokia pikta. Žinau, Šarka pasiėmė tavo dubenį, bet juk gražino jį. Esu tikras, kad ji tavęs atsiprašys, pasakė Sraigius. Beris ir Dolita tą popietę pasikvietė savo draugus. Drugelė Matilda, bitinas Baltazaras ir elneragis Saulius susirinko gerti arbatos. Jie susėdo prie stalo ir pradėjo valgyti. Neilgai trukus pasigirdo švelnus beldimas į duris. Dolita jas atidarė. Už durų stovėjo Šarka ir atrodė labai susigėdusi. Atnešiau tau erškėtuogių limonado, kurį patik pagaminau. Prašau, priimk tą kaip atsiprašymą už tai, kad pavogiau tavo imbierinius sausainius, pasakė Šarka. Gal užeik ir prisijunk prie mūsų, Šarka. Prie stalo yra daug vietos. Šarka buvo labai laiminga. Draugai sėdėjo prie stalo, valgė gardžius imbierinius sausainius ir gurkšnojo šviežią erškėtuogių limonadą. Jie plepėjo ir juokėsi iki sutemų. Maži vaikai ir dideli vaikai. Šalia vaikų darželio buvo 2 futbolo aikštelės. Maži vaikai žaidė prie pušies. Auksavabalis Burbuliukas buvo kapitonas. Kinivarpa buvo vartininkas, o skruzdėlių berniukai sudarė likusią komandą. Dideli vaikai žaidė ąžuolo paunksnėje. Elneragis Stenlis, kamanius Baltazaras, Kolorado vabalas Beris ir Sraigius. Maži vaikai žaidė su taškuotu guminiu kamuoliu. Dideli vaikai turėjo tikrą futbolo kamuolį. Vieną rudens dieną Baltazaras paėmė mažų vaikų kamuolį ir pradėjo rodyti triukus. Tik pažiūrėkite, erzino jis. Atiduok, jis mūsų, verkšleno Burbuliukas. Tik noriu parodyti, kaip aukštai galiu nuspirti. Gyrėsi Baltazaras ir spyrė kamuolį iš visų jėgų. Smūgis buvo toks stiprus, kad kamuolys suplyšo. Liko tik vienas kamuolys. Maži vaikučiai su juo žais ryte, o dideli vaikai po pietų, pranešė darželio auklėtoja. Dideli vaikai toliau atiminėjo kamuolį iš mažų vaikų. O maži vaikai vogdavo jį iš didelių. Tad visi nuolat pykosi. Kodėl jūs nežaidžiate kartu? Paklausė Dolė berniukų.
Kartu niekada. Maži vaikai silpni ir nerangus, suriko Elneragis Stenlis. O dideli vaikai bjaurus ir įžūlus, atkirto mažasis Skruzdžius. Liaukitės elgtis taip kvailai. Geriau surenkite varžybas, maži vaikai prieš didelius. Kaip 4 maži vaikai gali nugalėti 4 didelius vaikus? Nesuprato Kinivarpa. Gerai, mudvi su Šokle prisijungsime prie mažų vaikų. Tada bus mūsų 6 prieš 4 didelius vaikus. Ką manote? Paklausė Boružėlė. Puiku, pritarė visi. Ir jie pradėjo žaisti. Visiems buvo taip smagu, kad jie nepastebėjo, kaip prabėgo laikas. Pabaigoje, burbuliukų įmušus sudėtingą įvartį, maži vaikai laimėjo rezultatu 5-4. Rytoj tuo pačiu metu? Paklausė Baltazaras Burbuliuko. Mes norime revanšo. Kitą dieną jie sužaidė atsakomąsias rungtynes. Šį kartą dideli vaikai nugalėjo Burbuliuko komandą 4-3. Mažieji netokie jau silpni. Suniurnėjo Stenlis. Ir abu kapitonai paspaudė rankas. Kitą dieną į darželį atėjo naujas berniukas. Blusis atsinešė savo dryžuotą kamuolį ir leido mažiems vaikams su juo žaisti. Štai tai Burbuliuko komanda grįžo prie pušies, o dideli vaikai liko didesnėje aikštelėje. Vėliau jie vis pažaisdavo kartu, tačiau neskaičiuodavo įvarčių.